rytas. Mums rytas, kai kam galbūt ir diena, nes kėliausi šiaip 4 valandą ryto. Iš 3. O, tai tau jau tikrai diena. Gabaliukas kelio iki Kauno marių. Čia galbūt nelabai tokios kaip Kauno marės, truputį aukščiau Heso. Kai kas skaito Kauno marės, bet čia kaip jau ir Nemunas skaitosi, bet jo, kaip kas žiūri. Trumpai, drūtai, neplanavau žvejot iki mūsų klubo uždarimo, nes pasinėręs į buitį ir gyvenimo iššūkius ir visa kita. Bet kai čempionas pakviečia, atsisakyti negali, tai eksfrontinė žvejyba su Nerijum. Ačiū jam už kvietimą. Bandysim uždarinėti sezoną, kol dar leidžia oro sąlygos, nešalant žiedeliam. Jo, būtent aš taip ir pagalvojau, kad kol dar geri orai, tai reikia pakalbinti kažką, kas laisvas šį savaitgalį, pabandyti užsidaryti sezoną, nes spėju, kad kuo toliau tuo oras vės, tuo mažiau bus, kaip aš sakau, kaifo sėdėti ant to kranto, kada ranko šala ir kai šala žiedai tai yra valas prie žiedo, tai mažiausias malonumas gaudyti. Tai galvojom pabandyti užsidaryti sezoną šitoj vietoj, nes šitoj vietoj kaip tik ir atsidarinėjom sezoną pavasarį. Tai bandysim užsidaryti. Idėjų turi žūklį, eigai? Eigai idėjų, ekspromtų, viskas, kaip ir visada, atsimatuosim atstumą, prasibrauksim švinuką ir matysim. Matai, pelės duodasi. Jo, turim čia ant kranto draugų tokių pilkųjų peliukų graužikų. Čia šuravoja aplink mūsų viedrų su jauku, matyti jauko kvapas vilioja ne tik žuvis, bet ir graužikus ant kranto. Iš tiesų pasikeitė orai, buvo dar gražių orų, atšalo, tai aš irgi, kadangi eksfrontų pakvietė be idėjų, be minčių, tai žiūrėsime eigoje kaip kas. Akcentas turbūt tamsus jaukas. Jo, akcentas turėtų būti tamsus jaukas, nes kaip ir pavasarį, taip ir vėlų rudenį, šiaip geriau vengti to ryškaus jauko. Visgi ne vasara, žuvis jau kaip ir vangesnė darosi, baikštesnė galbūt, tai visą laiką aš jauką tamsinu. Ką, bandom, einam? Jo, bandom, einam, prasibrauksim dugnelį, pasižiūrėsim, kokiam čia atstumė reikės gaudyti ir bandysim daryti startinį jaukinimą. Likit prisijungę, gal kažką gero parodys. Skanuojant dugną, sistema nutraukta, 60 gramų šėryklėlės su ragais kaip rebordas ir biški gamtai padėjom. Eilinį kartą tenka atvykus prie vandens rinkti tokį šūdą visą paliktą, atsiprašant. Negi sunku kiekvieną kartą susirinkti išvažiuojant po žvejybą. Va, visas krantas. Poteriai, cigarečių pakeliai, čia akmuo į rūkorių daržą. Žodžiu, visko. Nerūkykit. Pliusas rūkant elektroninės. Va, čia. Kadangi sezonas pabaiga, tai trumpas visiems pamastymas, kaip elgiatės ir ką darot prie vandens, tai ar tikrai ta tinginystė verta to, ką kiekvieną kartą atvažiavę žūklavietės, rasti tokius vaizdus, tokį krantą, tokią gamtą. Ar tikrai jūs norite teršti savo aplinką, kurioje leidžiat smagiai
laiką su draugais, su šeima, tai pagalvokit kas kartą palikdami šiukšles, patingėdami įsidėti maišelį ir pasimti šiukšles kartu su tavim. Visi turbūt sutiks, kad atvažiavus į švarę, gražią vietą yra daug maloniau. Pirmiausia pačiam, o palikus švarę gražią vietą yra daug maloniau visiems. Tai būkim tvarkingi ir žuvingų ateinančių metų, nes panašu, kad didžioji dalis jau sezoną uždarinėja. Neriaus pirma žuvis. O, gražiai girbakotas. Praėjus grubiai 20 minučių žvejybos turim pirmą žuvį. Karšelis. Ir mes ribinys vadinam. Ribinis. Ribinis. Va. Du. Nu, Simonas irgi atsidarė. Sakė, ant patraukimo paėmė. Ribinis. Netuščias. Storas. Žiūrėk kaip godžiai ryja. Nu va. Liuksas. Neriaus antra žuvutė. Kur didesni? Vėl toks. Vėl toks pat jo. Kur tavo mama ir tėtis? Kažkas įdomesnio. Nu, Nerijau, kaip tavo svarstyklės dirba. Ne karštis, sakai? Starkį. Karštis? O, gražus. Tačiau klausimų dėl normos nekyla. Šitas rimtesnis. Šitą jau ir sprandą neįnam tapiant. Nerijus sako, Nerijus žino. Krokodilą traukia.
Nuėjo į šoną. O. Bėgtas. Nemažas. Šios dienos didesnių. Antras tavo pagal dydį turbūt, ne? Valio. Turim 13-16. Gal pabėgo visa žuvis. Nes tiek plėšiai žuvi. Tai čia turėtum kietonį iškelt. O, kažkas yra. Kažkas susigaudė. Tai įsiskaitiniai. Tai tikrai. Va, gražiai žuvis. Paleidimas. Čempionas mūsų. Čempioniškai sugaudė. Ne? Taip, tai Neriau, taip ir sakyk, kad norėjai naujoką pakviesti, parodyti, kaip gaudyti reikia. Pamokinta, ne? Nu, Nepaistabingas kaip šiandien. nu, bigai visi pas Neriau. Savo amato nemeta. Vos paneša, sako, nu labai. Gaudyk savo gražuolis. Nu, čia jau norma garantuota. Kažkaip tais taip šiandien. Keletą gražesnių. Turim. Karšiekų. Kaip sezono uždarimai labai gerai. Tu ką, Neriau, smagu? Jo, buvo smagu užsidaryti sezoną. Ką galim papasakoti apie šios dienos žūklę, tai žuvis, vadinkim, kaip ir reikėjo tikėtis vangoka. Visgi Šaltas oras padarė savo. ir vėjas į veidą, ir tik +5 laipsniai, rankos va, kaip sušalusios. Va, jaukas pas abudu buvo tamsus. Ką padariau prieš žvejojant, tai matėte, kokį slaptą ingredientą pyliau į jauką prieš pradedant žvejoti, tai natūralų cukrų. Tai vadinkim, tiek pavasarį, tiek vasarą, tiek vėlų rudenį aš visą laiką stipriai užsaldinu jauką. Tai niekada nenuvylė šitas mano, vadinkim, slaptas ingredientas. Visą laiką jisai suveikia, visą laiką veikia, vadinkim, karšiui reikia duoti visą laiką saldžiai. Aš priešingai negu Nerijus, nesaldinau šį kartą, nesūrinau, padariau, kaip sakant, kas susimaišė, kaip gavosi, taip gavosi, ką aš tik tai dariau, tai VDE Sweetbreamo aromus pyliu. Viskas, tai iš ten kiek saldumo buvo, tiek buvo ir šiaip mes padavinėjom panašiai, gyvus labai panašiai. Jo, lygiai tą patį, ką Simonas, tą ir aš padavinėjau kasterį su cielų matilium. Realiai vienodai mes viską padavinėjom, ant kablio vienodą kombinaciją masalų ėjo, gaudėm iš praktiškai vienodą atstumą. 6 metrų skirtumas. Jo, pas Simoną buvo 48 metrai, distancija mano buvo 42. Tai va. Ir rezultatas toks, kad saldus jaukas veikia ir šaltam vandenį. Ir jo nereikia bijot, kai ir šalta. Jo, tai vat, dėkit cukrų, dėkit saldiklį, bet kokiu atveju blogiau tikrai nebus. O geriau, kaip matom, gali būti. Gali būti, jo. Šiandien parodė.
Tai ačiū, kad žiūrėjot, mes nešalam, pakuojamės ir Daiktus namo. meškerės suviniotos, viniojam sietus ir varom šildytis. Ačiū Iki jums sekančių. ir turbūt gero ateinančio sezono, nes jau Jo. neaišku, ar šiais metais pasimatysim. Ate. Iki.